Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šį klipą patariu pažiūrėti verslą Lietuvoje darantiems arba ketinantiems daryti verslininkams ar užsienio investuotojams. Tikriausiai prisimenate šį mano ankstesnį klipą ir jame pasakytų žodžius. Jau metus kovojau ir iki šiol kovoju su viena spec tarnyba. Papasakosiu, kas buvo, kas dabar yra ir kas bus ateityje su manimi ir mano verslu. Manau, savaime suprantama, kad kova kažkada baigėsi. Tai štai galiu pasakyti, kad mano kova su VMI, Valstybinė mokesčių inspekcija, baigėsi jau senokai ir dabar jau galiu viešinti detalės. Jei kažkas nesuprato mano problemų su VMI priežasties, tai tik pasakysiu, kad jos prasidėjo dėl ožio. Taip, jums nepasigirdo. Dėl ožio. Taip, aš pakėliau balsą. Užsipuoliau ožį. Ir štai iš viršaus atėjo zadanija. Iš kur tai žinau? Labai paprasta. Kadangi pažįstu ne tik įtakingų teisininkų, tenka susipažinti ir su įtakingais pareigūnais ir tarnautojais. Su vienu mokesčių inspekcijos vadovu Vilniuje teko susitikti. Jis man aiškiai pasakė, tokių nurodymų iš viršaus gauname labai retai, bet tavęs ėmėsi rimtai. Aš tikrai ne tas žmogelis, kuris tuomet išsigando. Jo labiau, kaip ir klipe sakiau, kad esu tam pasiruošęs ir tikrai žinau, ko ožys su savo svita imasi. O ėmėsi jis nešvarių dalykų. Nurodymų teisėjams davimo. Kokie jie buvo, manau, jau minėtame klipe matėte. Dabargi papasakosiu pratęsimą ir pabaigą. Nesikartosiu pasakodamas prieš istoriją mano kovą su mokesčių inspekcija, bet pasakysiu, kad mano įmonė visgi bankrutavo. Ir prie bankroto po 17 metų privedžiau ne aš, tikrai ne. Tai padarė Valstybinė mokesčių inspekcija. Įrodymus, dokumentus, žinoma, pateiksiu vėliau. Luktelkit. Prieš tai noriu pakartoti, ką sakiau prieš 2 metus. Todėl šiandien apie tai, kas laukia kiekvieno, kuris pasiryžo kovoti prieš korupciją ir tą didžiąją, o ne šiaip kažkokius niekus. Nes manau, mano žiūrovai pastebi, kad yra barsukų, ale blogerių, kurie tuščiai kalba, imituoja kovą su korupcija, o iš tiesų bučiuoja ranką gaspadorijai, partijai, darbdaviui, pinigų dėdėjai. Eina į televizijas ir bando ekspertus save vadinti kovoje su korupcija. Kai paklausi, o ką tu paaukojai toje kovoje, prieš ką laimėjai, kiek metų tuo užsiimi, matai, kad tai tuščia vieta. Ekrane erelis, o susidūrė su problema, pas dėdę bėga. Sakyčiau, gerai, kad tokių yra, nes juokdarių, apsimetėlių, imituojančių kovą reikia. Reikia, kad žmonės pamatytų aktorius ir skirtų juos nuo realių kovotojų. Savo klipuose visada rodau dokumentus, vardinu pavardės ir jų pareigas. Dariau tai anksčiau, darysiu taip ir ateity, visada. Manęs negazdins kažkokie zadanija vykdantis pėstininkai iš įvairių tarnybų. Mano kovoje visada bus vadovai, aukščiausias pozicijas valstybėje ir teisinėje sistemoje užimantis valdininkai, politikai. Štai chronologinė seka, kas įvyko. 2023 m. balandžio 27 VMI išregistruoja mano įmonę kaip PVM mokėtoją ir žinoma, paskiria bankroto administratorių vadovauti. 2023 7.27 Vilniaus apygardos teisme priimama nutartis dėl įmonės pripažinimo likviduojama. 2023 spalio 16 teismas įmonę paskelbė pasibaigusią. Tai yra, bankrutavo ir neliko. Kaip minėjau, verta parodyti dokumentus, teismo nutartis, kurie daug ką pasakys ir atvers akis tiems, kurie, kaip ir aš, nuspręs eiti prieš ožį, jo kompaniją, žodžiu, prieš elitą. Štai 2023 metų 8.3, tai yra rugpjūčio 3, Vilniaus apygardos teismo teisėjos Ingos
Staknienės nutartis, kurioje bankroto administratorius teikia prašymą patvirtinti kreditorių ir jų finansinius reikalavimus. Pažiūrėkime, kam, pasak bankroto administratoriaus ir teismo, mano įmonė skolinga. Štai teismas nutarė tenkinti administratoriaus sąrašą. Atkreipti dėmesį į lentelę. Skaičiai ir sumos čia svarbiausi. Jie viską pasako. Pirmos eilės kreditoriai. Tai įmonės darbuotojai. Kitaip sakant, visų pirma, jiems įmonė skolinga. Kaip matote, čia tik du asmenys. Aš ir žmona. Man mano įmonė skolinga 5020 eurų, o žmonai 436. Taip, čia yra ir sodra. Bet jei skolos, kaip jau aiškinau, ir buhalterija išmanantis patvirtins, susidarė per paskutinį mėnesį. Nes jei bent mėnesį skolos sodrai nesumokėsi, iš karto inkasas, sąskaitos areštuojamos. Pažiūrėkime antros eilės kreditorius, čia bus įdomiau. Čia pateikiami fiziniai asmenys, įmonės, valstybinės įstaigos, kam įmonė skolinga. Tai štai, kaip matote, mano įmonė skolinga man pačiam 115 076 eurus. Fiziniam asmeniui vardu Virginijus 6050. Mokesčių inspekcijai 38 082 eurus. Ir sodros Kauno skyriui 8592 eurus. Ir viskas. Daugiau skolininkų nėra. Ką jau šitie skaičiai rodo? Visų pirma, kad su savo įmonės partneriais, su kuriais dirbome 17 metų, atsiskaičiau pilnai, niekam neskolingas. Taip, dažniausiai bankrutuojant įmoniai savininkai nesivargina atidavinėti skolų. Juk už įmonę akcininkai neatsako. Todėl, jei ji bankrutuoja, tai laiskęsta su visom skolom. Jokių sąskaitų partneriam neapmokama. Bankrotas viską nurašys. Dėl tokių savininkų požiūrio dažnai vyksta grandininė reakcija. Pavyzdžiui, čia grinai sugalvota situacija, nepagalvokit nieko blogo. Sakykim, Avulis, vienas turtingiausių žmonių Lietuvoje, statybos sektorija, įsteigė įmonę, statybos įmonę, UAB ir pavadina ją, pavyzdžiui, UAB Perkūnkiemis. Ši bendrovė ima statyti daugiabučius viename kokiame nors Vilniaus rajone. Šioje įmonėje dirba 3 žmonės. Įmonė samdo šimtus subrangovų, kurie mūrija, dažo, plyteles klijuoja, langus stato ir taip toliau. Visiems jiems UAB Perkūnkiemis būna skolinga. Šiokias tokias sumas, žinoma, jiems perveda, nes iš norinčių butą įsigyti žmonių jau pradeda rinkti avansinius užmokesčius. Namai pastatomi, dauguma būtų parduodama, UAB Perkūnkiemis susirenka pinigus į savo sąskaitą. Tačiau subrangovams, kurie padėjo namą statyti, visko dar neperveda. Pinigėliai iš sąskaitos pervedami kokiai nors su Avuliu susijusiai įmoniai. Visi pinigėliai, visi žmonių už butus sumokėti pinigai, milijonai. Kaip supratote, UAB Perkūnkiemis, kurie dirba 3 žmonės, tampa nemoki, sąskaitos tuščios. Ją paduoda statytojai ar subrangovai į teismą ir prašo priteisti skolas. Įmonė Perkūnkiemis bankrutuoja. Savaime suprantama, dėl pinigų už darbus negavimo ir skolų susidarimo prieš darbuotojus bankrutuoja ir kitos statybinės įmonėlės. Šimtai įmonių netenka darbo. Taip atsitinka dėl grandininės reakcijos. Didysis nesumoka mažiesiems ir jie visi paskęsta kartu su juo. Tikiuosi supratote schemą. Primityviai tai papasakojau, bet ką mokėti kažkokiom įmonėlėm, jie galima nemokėti. Bankrutuoti ir sočiai gyveni. Tai buvo hipotetinė situacija, aš ją sumodeliavau, aš ją išgalvojau. Žinoma, Avulis taip nedaro. Juk jis yra sąžiningas, doras ir mokesčius mokantis žmogus, musės nenuskriaudė. Man norėjosi jums pateikti aiškę, suprantamą situaciją, kuri galėtų būti.
Tikiuosi supratote. Tai štai grįžkime prie mano įmonės. Kaip matote, jokiai įmoniai prieš bankrotą mano UAB nebuvo skolinga. Kodėl? Todėl, kad prieš VMI puolimą visiems savo partneriam iš įmonės ir savo asmeninės sąskaitos sumokėjau. Kai kuriems net anksčiau laiko. Visiems sumokėjau išskyrus Mokesčių inspekciją ir Sodrą. Kodėl? Todėl, kad ten dirba tokios inspektorės kaip Irena Steponavičienė, Šiaulių valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimų skyriaus vyr-specialistė, arba Diana Šeškevičienė, skyriaus vedėja, ar Rima Rasickienė, departamento direktorė. Šios moteriškės vykdo zadaniją, priskaičiuoja nebūtų dalykų, savaip traktuoja įstatymo nuostatas, verslo praktiką. Savi teisėjai, apie kuriuos klipą jau padariau, jų marazmus patvirtina, neleidžia apskūsti, neleidžia ginčytis, nesivadovauja teisę ir priskiria iš dangaus paimtas kosminės sumas įmoniai, kuriai bankrutuoti lengviau nei toliau gyvuoti. Taip šiuo atveju su manim ir atsitiko. Aš geriau bankrutuosiu, nei tokius šunis maitinsiu. Sumokėjau, kaip matote, visiems savo partneriams, nes priešingų atveju jie turėtų neapmokėtų skolų, problemų. Aš tą žinau, todėl sąžiningai su kiekvienu atsiskaičiau ir, kaip matote, teisme nesusitikau nei su vienu. Tuo tarpu Sodra ir VMI atstovai teisme dalyvavo. Ir ką jie pešė? Mano įmonės bankrotą. Viskas. Melžiama karvė, kuri 17 metų mokesčius mokėjo, savo lėšas kišo, verslą išlaikė, žmonėms darbo davė, bankrutavo. Karvė nudvėsė. Mano įmonė man liko skolinga 115 000 eurų. Žiūrim toliau. Štai jau 23 metų 7.21 Sodros Kauno skyriaus pažyma apie išmokas iš garantinio fondo. Ką čia matome? Skaitome. Pažymime, kad išmokos iš garantinio fondo lėšų dėl UAB ND International bankroto išmokėtos šiems darbuotojams, kaip matote, 2 darbuotojai, vienas iš kurių aš. Ir man patvirtinta 7382 eurai kreditinė suma, bei iš garantinio fondo išmokėta 5040 eurų. Na, o bendrai abiem darbuotojam 8592 eurai. Ką šie skaičiai rodo? Tai ką ir anksčiau sakiau. Aš iš savo įmonės savo atlyginimo nemokėjau, bet mokesčius nuo atlyginimo pervedinėjau nuolat. Iš kur tai sakau? Kas turi verslą, puikiai žino. Nepervesk VMI ar Sodrai mėnesinių mokesčių ir tau iš karto inkasas, sąskaitos areštuojamos, sumos nuskaičiuojamos be teismo. Tai štai, kad įmonė gyvuotų, kartais tenka mokesčių susimokėti, o savo atlyginimo ne. Viskas tik todėl, kad tikiesi kažkada ateityje užsidirbti ir išsimokėti atlyginimą. Nuo mokesčių nepabėgsi. Čia jau taip valstybėje užprogramuota, todėl ir mokam mokesčius, o patys kartais pataupom. Juk ir jūs geriau baudą policijai sumokėsite už kelių eismo taisyklės, nei teisių ar automobilio neteksite, arba kuro neužsipilsite. Na, o dabar galutinė 23 metų spalio 16 teismo nutartis. Pripažinti bankrutavusią UAB ND International veiklą pasibaigusią. Įmonė išnyko kaip dulkė, jos nebeliko. Kam nuo to lengviau? VMI, Sodrai, valstybei? Ne, nuo to lengviau Ožiui ir jo šaikai. Jie rankytėmis plojo ir sakė: Na va, parodėm tam teismo vikingui, kad prieš dramblį, prieš sistemą nepašoksi. Rovėsi ir užsirovė. Daugiau nelos šuva. Na, ką aš tau galiu pasakyti, Ožy? Negi tu tikrai manai, kad mane sustabdėjai? Negi tu pamanei, kad aš nenumačiau tavo žingsnių? Negi tu manai, kad aš neturėjau plano B, plano C ir taip toliau?
Negi tikrai maniai, kad palauši mąstantį, protingą, užsispyrusi, gerą humoro jausmą turinti vyruką. Tu suklydai. Todėl ir esi ožys. Todėl ir slėpiesi savo kamarėliai už kelių parsidavusių valstybės išdavikų. Tokių kaip tu mažuma Lietuvoje. Aš tuo tikiu. Tu pralaimėsi kovą su manimi ir žinai, kaip ši istorija baigsis. Baigsis taip, kad aš ateisiu su šypsena ant tavo kapelio, atnešiu gėlyčių ir pasakysiu vos porą žodžių. Netrukus tu juos išgirsi. Tau jau nedaug liko. Na, o savo žiūrovams, gerbėjams ir rėmėjams dėkoju už dėmesį, kviečiu prisijungti prie šios kovos, paremti mane, mano darbus. Be jūsų nebūtų ir šių veiklų. Tikiu, kad mes kartu kalnus nuversime. Ačiū visiems ir iki greito. Ši istorija turi mažą pratęsimą. Po to, kai įmonė bankrutavo ir aš iš garantinio fondo gavau darbo užmokesčio išmoką, spėkite, ką Šaika dar sugalvojo. Na, nespėliokite, aš geriau jums padėsiu, parodysiu. Štai VMI bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Daiva Šavenienė ir jos pavaldinė Greta Vilkaitė. Jos kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą. Ko? Skaitome. Pareiškimas dėl administracinio nusižengimo bylos iškelimo ir nuobaudos paskirimo. Ir kogis šios šaikos zadanija vykdančios, norinčios išgarsėti ir ožiui rankytę lyštelti inspektorės prašo. Skaitom. Vadovaujantis administracinio nusižengimų kodekso 120, 590, 664, 665 straipsniais bei išdėstomis aplinkybėmis prašome teismo iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą buvusiam UAB ND International vadovui Donatui Raščiui už kreditorinių reikalavimų tvarkos pažeidimą. Paskirti Donatui Raščiui baudą 2200 eurų. Kaip jums reikalavimas? Jei jau kapoti Donatą, tai iki galo. Tikriausiai jums pasidarė įdomu, kągi aš taip pažeidžiau, kad tokią baudą Šaika prašo man paskirti. Kągi, skaitykim jų pačių raštą truputį aukščiau. VMI prie Finansų ministerijos siekdama išsiaiškinti, ar bendrovė turi galimybę sumokėti mokestinės prievolės, kreipėsi į Swedbank dėl lėšų judėjimo laikotarpiu nuo 22 sausio iki 23 kovo. Išanalizavus bendrovės Swedbank sąskaitos išrašą, nustatyta, kad 22 spalio mėnesio laikotarpiu bendrovė vykdė atsiskaitimus su kitais kreditoriais. Pateikėme konkrečius pažeidimo faktą įrodančius pavyzdžius. Ir štai lentelė, kurioje įmonės, kurioms, kaip aš anksčiau ir minėjau, sumokėjau skolas. Skaitom toliau. Aukščiau nurodytos finansinės operacijos pagrindžia faktą, kad bendrovė atsiskaitimo prioritetą teikia atsiskaitimams su kitais kreditoriais, o ne valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Dėl tokių bendrovės veiksmų buvo pažeisti VMI prie FM interesai, o mokestinė nepriemoka nepadengta. Kaip matote, jie labai norėjo, kad mokesčių inspekcijai sumokėčiau, o verslo įmonės tegu palaukia. Svarbiausia, mokesčių inspekcija, čia juk valstybė, čia juk biudžetas. Vadinasi, kai 22 metų spalio mėnesį sumoku 9 partneriams skolas, blogai ir už tai turiu atsakyti. Įsivaizduojate, iki kokio absurdo mūsų prakeikti biurokratai sumarazmėjo. Rašo ir teismo prašo visiško absurdo. Na ir kaipgi teismas pasielgė su šiuo prašymu? Pradžiai už sprendimą padėkosiu Vilniaus apygardos civilinių bylų teisėjai Ingai Staknieniai ir parodysiu, kaip teismas atsakė valstybiniai mokesčių inspekcijai į šį prašymą.
taip ir atsakė. Baigsis taip, kad aš ateisiu su šypsena ant tavo kapelio, atnešiu gėlyčių ir pasakysiu vos porą žodžių. Netrukus tu juos išgirsi. Tau jau nedaug liko.